Kelios mintys apie aštrius įrankius, kurie būtini drožinėjant medį. Jeigu mes jaučiame, kad kaltukas blogai sminga į medį arba brėžia linijas, jį reikia galąsti. Tik su aštriais įrankiais drožinėti yra malonu. Štai tas kaltelis nelabai aštrus. O kokie turi būti aštrūs įrankiai? Teorija yra tokia. Pirmu parodyta teisingi kalto ašmenys, antru atveju tas kaltelis turi štai šitoj vietoj blogai pagaląstą ir jį traukia žemyn. Trečias atvejis yra dažniausiai sutinkamas, kai ant kaltelio ašmenų susiformuoja taip vadinama linzė arba pilvas. Tai juos reikia ir pašalinti, kad įrankis būtų taisyklingai aštrus, kad jo ašmenys būtų iš vidaus išeinantys į išorę geru kampu, o išorinė briauna turi nueiti į vidinę briauną taisyklingai, neužlinkdama. Tai kaip tai padaryti? Tai dažniausiai galima ant kalto ašmenų markeriu užsibrėžti liniją prie pačių ašmenų ir tada su galastuvu galąsti taip, kad plokštuma susiformuotų teisinga, o nesusidarytų išlinkimas, kuris dažnai būna galandant elektriniu galastuvu. Kada padaroma tiksli ašmenų forma, tai kaltelio ašmenys yra dažniausiai poliruojamos. Tam naudojami veltiniai diskai, jie yra įvairių formų. Štai tas, kur dabar uždėtas, yra skirtas poliruoti išoriniai pusiai. Stipriai spausti negalima, nes užlinks pats paskutinis milimetras bus užpoliruotas. O štai tokios formos jau yra naudojami išpoliruoti viduj. Vidus poliruojamas labai retai, irgi saugant jį, kad neužpoliruoti per daug. Tai kai viskas atliekama, o poliravimui naudojama žalia pasta chromoksidas arba specialios poliravimo šveitimo pastos. Jų būna labai įvairių ir deimantinių taip pat, ir grūdėtumas jų yra įvairus. Ir tikslas yra pasiekti, kad įrankis pjautų medį lengvai, maloniai, kad pjūviai būtų švarūs, be pasipriešinimo, kad kuo maloniau smigtų įrankis į medį. Tai viskas pasiekiama per tam tikrą patirtį, viskas padaroma, nes kitaip drožinėti nebus nei lengva, nei smagu.